Sveikatos priežiūros fakultete socialinio darbo katedra pakankamai jauna, tačiau socialinio darbo studijų programa vykdoma nuo 1992. Per tą laiką išleista jau 11 absolventų laidų. Socialinio darbuotojo specialybė, įrankis toje specialybėje darbe profesinėje veikloje yra pats socialinis darbuotojas. Ir todėl daugiausiai dėmesio yra skiriama pačio žmogaus ugdymui ir nebereikalo pačioje studijų programoje yra daugiausiai skiriama valandų psichologijos dalykams. Didžioji dauguma studentų praktikas atlieka būtent Šiaulių miesto socialinėse institucijose, socialinės paramos skyriui, nakvynės namuose, globos namuose. Ir vienas iš pagrindinių dalykų ir įgūdžių praktinių yra socialinių problemų pamatymas, jų diagnozavimas, atradimas, stebint ir dirbant kartu su klientu ar su klientų grupėmis, taip pat socialinės paramos planavimas, teikimas, ir aišku įvertinimas. Ši studijų programa yra labai reikalinga, nes visuomenėje vyrauja nuostata, kad tikrai egzistuoja daug problemų socialinių, kurių vienas žmogus išspręsti negali ir būtent socialinis darbuotojas yra tas specialistas, tas žmogus, kuris padeda spręsti ne tik socialinės problemas, bet ir asmeninės problemas. Šiemet šias studijas pasirinko gausus būrys, beveik 30 pirmakursių, būsimų socialinio darbo specialistų. Studentai sumanūs, kūrybingi. Na, bent jau žiūrint dabar į šiuos pirmakursius, tai tiesiog galiu drąsiai pasakyti, kad jie atėjo žinodami, kur atėjo ir žinodami jau net ką jie gaus. Na, tai tiesiog papildyti savo žinias, jie galima sakyti, atėjo. Ir tas toksai mūsų bendravimas, na, galima sakyti, prasidėjo taip pat, pirma paskaita prasidėjo žaidimu, savotišku susipažinimu. Na ir kadangi čia taip pat paskutinė paskaita, savotiškas taip pat žaidimas yra ir atsisveikinimas. Ir tie lapeliai ant nugaros yra, na, tai tiesiog yra palinkėjimai vienas kitam, na, tiesiog palinkėjimas sėkmės egzaminų sesijoje artėjančioje, aišku, palinkėjimas artėjančių kalėdų proga. Studentai Šiaulių kolegiją vadina antraisiais namais. Čia sako atradę sumanius ir kompetitingus dėstytojus ir tai, kas svarbiausia, kas lydės visą gyvenimą, savo pašaukimą. Patinka man ši specialybė, nes bendrauti su žmonėm, padėti jiem, tai yra labai didelis ir sunkus darbas iš tikrųjų. Ir tiesiog norėjau šią specialybę ir dar šis noras nepraėjo ir manau, kad dirbsiu šį darbą. Kurie randa savo tinkamą nišą, kurie norėtų įgauti specialybę. Kitas dalykas tai yra praktika. Čia yra ir vienas dalykas tai yra naudinga. Ne vien teorinės žinios, bet ir praktika, kuri atneš naudą mano darbe. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre praktiką atliekantis trečiakursis Arvydas čia jaučiasi lyg žuvis vandenį, savo sienos, savi žmonės ir nuolatinė aplinkinių pagalba. Pasirinkimas buvo paprastas, iš tikrųjų, norėjau specialybės bendravimą su žmonėm. Ir kolegės laikraštį mokyklai perskaičiau apie tą specialybę. Galvoju, labai būtų šaunu bendrauti su žmonėm. Ir socialinis darbas buvo viena iš tų specialybių, kuri daugiausiai yra bendravimo. Po praktikos bent jau tai labai stipriai pasikeitė. Įsivaizdavau, kad su žmonėm yra bendrauti labai lengva, bet iš tikrųjų praktika parodė, kad tai nėra taip lengva ir reikia daug dirbti. Ir ši praktika to ir moko. Kaip elgtis viena ir kitoje situacijoje. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija. Ir grįžau antras sykį dėl to, kad turiu labai stiprią praktikos vadovę ir labai yra smagu dirbti, kai dirbi su savo srities specialistu. Tai žinių suteikia ten būtent, kur reikia, kur gali jas tiesiog panaudoti tas praktinės žinias. Paskutiniaisiais studijų metais mokslo rūpesčių lavina kur kas didesnė nei pirmame kurse. Tačiau ištęstinių studijų grafikai leidžia ne tik sėkmingai rengti baigiamuosius darbus, bet ir įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje. Neakivaizdininkam iš tikrųjų yra suteiktos geros sąlygos, gal kiek sunkiau, gal daugumai yra susiderinti su darbais, kai yra sesijos, bet viską galima sutarti, viską galima suderinti ir žinių gauname. Tikrai manyčiau, kad pakankamai, nes dėstytojai tikrai yra geri, kompetentingi ir kad visa informacija, bent jau tiek, kiek man reikėjo, aš gavau šitos informacijos.
Ne vienerius metus socialinį darbą dirbanti Lina taip pat niekada nesuabejojo savo pasirinkimu. Po mokslų Šiaulių kolegijų ji sėkmingai tęsė studijas ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tačiau didžiausią praktinių žinių bagažą ji išsinešė būtent iš Šiaulių kolegijos. Tai buvo teorinis pagrindas daugiau, sakykime, mūsų laikų tada buvo baigiamoji praktika, kuri truko pusę metų. Tai tiesiog tos praktikos metu ir buvo įgyti tie praktiniai galbūt daugiau įgūdžiai. Kai aš pradėjau dirbti, aišku, galbūt šiek tiek buvo ir nauja specialybė socialinis darbas, galbūt iš dalies reikėjo įtikinti, kas tu esi toks, kuo tu užsiimi, kokia nauda iš tavęs ir pagalba, bet šiaip manau, kad dabar yra tikrai labai geras ir gerai išvystytas komandinis darbas, kiekvieną žinom, ką darom ir tai yra aišku nauda ir kokybiškesnis darbas būtent mūsų klientam. Kad Šiaulių kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas rengia reikalingus ir gabius specialistus, turbūt abejoti neverta. Buvusiai kolegijos studentei vėliau ir pačiai teko skaityti paskaitas. Šiandien dalijami patarimai atliekantiems praktikas. Kolegija tikrai ruošia labai gerus studentus, nes mes bendraujam iki šiol. Bendravimas tas vyksta gal daugiau, mes savo darbo vietoje, jie savo, tai yra, kad studentai ateina į praktikas ir pas mus dirba daug baigusių šitą specialybę studentų. Ir aš tikrai labai patenkinta kaip darbuotojais ir visi turi pakankamai žinių, gerai pasiruošę šitam praktiniam darbui. Jie atlieka praktiką visur ir prasideda jinai nuo socialinės paramos skyrius, o paskui, kadangi skyrius paslaugų neteikia, mes tik kuruojam socialinės paslaugas teikiančias įstaigas, tai jie gilesnę praktiką jau atlieka įstaigose. Yra labai didžiulė erdvė darbas su rizikos grupės šeimoms, būtent su tokiom šeimom, kuriams trūksta socialinių įgūdžių. Ir ten yra iš tikrųjų nearti dirvonai ir tų darbuotojų tikrai daug reikia. Reikia darbuotojų medicinos įstaigose, mokyklose daugiau jų reikėtų. Jau aš nebekalbu apie tokias įstaigas kaip vaikų globos namai ir taip toliau. 2 metus trunkančios valstybės finansuojamos studijos masažuotojo profesinė kvalifikacija. Tai Šiaulių kolegijoje vykdoma dar viena profesinio mokymo programa, skaičiuojanti daugiau kaip 10 išleistų laidų. Profesinio mokymo programa yra vykdoma 2 metus ir grupėje fiksuotas yra mokinių skaičius 20 mokinių. Ir masažuotojo profesinę kvalifikaciją Lietuvoje suteikia tik 2 aukštosios mokyklos, tai yra Vilniaus kolegija ir Šiaulių kolegija. Į šią studijų programą yra priimami asmenys turintys vidurinį išsilavinimą, taip pat su regėjimo negale ir jie turi pristatyti dokumentą iš Aklųjų ir silpnaregių sąjungos, tai yra nukreipimo mokymuisi. Šiaulių kolegijoje sėkmingai įgyvendinama socialinės partnerystės idėja. Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrą ir aukštąją mokyklą sieja itin glaudūs ryšiai. Šiaulių kolegija ir mus sieja glaudūs ryšiai, kadangi ši kolegija ruošia akliesiem ir silpnaregiam tokią tinkamą mums specialybę, kaip masažuotojus ruošia. Jau paruošė maždaug 12 laidų ir baigė iš mūsų aklųjų silpnaregių maždaug apie 150 asmenų. Iš tų 150, kur Šiaulių kolegija paruošė, vien Šiaulių rajonuose, Šiaulių apskrities rajonuose dirba maždaug apie 30 asmenų. Šita specialybė akliesiems silpnaregiams yra labai prieinama, kadangi gali jie patys įkurti savo individualią įmonę, turi licenzijas, baigę kolegijas gali dirbti privačiose įstaigose, ligoninėse ir kitur valstybinėse įstaigose. Tai va, yra galimybė įsidarbinti ir patiem organizuoti savo darbą. Ir kas yra gerai, kad masažuotojų specialybė priima nežiūrint į amžius. Sakykime, apankas žmogus buvo specialistas, dirbo kažkur, jam reikia persikvalifikuoti. Na va, jis gali stoti į Šiaulių kolegiją, įsigyti masažuoti specialybę. Yra nemažai tokių pavyzdžių ir šitie žmonės sėkmingai toliau gali dirbti.
Gintaro darbo vietoje ant sienos visi svarbus dokumentai liudijantis ne tik išsilavinimą, bet ir nuolatinio profesinio tobulinimosi įgūdžius. 6 metus gyvenantis iš masažuotojo amato vaikinas sako, jog profesiją teko keisti. Tačiau toks ryškus posūkis gyvenime atsipirko šimteriopai, o pamatus tam davė būtent Šiaulių kolegija. Pradžioje aš buvau statybininkas, aukštalipys, dažydavau namus iš namų fasadus iš lauko pusės. Bet turėjau įgimtą akių ligą, dėl regėjimo silpimo aš nebegalėjau dirbti ir įstojau į Šiaulių aklųjų silpnaregių draugiją. Ir man buvusi aklųjų kombinato pirmininkė pasiūlė mokytis masažuotojų. Tikrai esu laimingas, džiaugiuosi žmonėm padėdamas. Labai paglosto širdį, kai žmogus patenkintas išeina. Šiaulių kolegijos sveikatos priežiūros fakultete maži stebuklai gimsta čia pat. Juos kuria dirbantys ir besimokantys žmonės. O dabar gerai įsiklausykite. Ar esate girdėję dar prasmingesnius žodžius, ištartų žmogaus taip mylinčio savo darbą ir tikinčio jo nauda? Kolegijų atradau iš tikrųjų labai daug. Ši specialybė yra labai įdomi ir mokytis tikrai yra nemažai. 2 metų studijos nesibaigia to. Reikia labai daug praktikos, daug darbo. Išmanyti labai gerai žmogaus anatomiją ir visus kitus dalykus, kad padaryti gerą masažą. Iš tikrųjų, čia atradau labai geranoriškus dėstytojus, teikiančius savo informaciją mums ir norinčius tik pačią geriausio rezultato iš mūsų. Nes jie ruošia mus mūsų tolimesniam darbui. Ir iš tikrųjų, jie tai daro labai puikiai. Ir man tai patinka. Ir aš todėl čia mokausi, kad ne tik man masažas yra kaip apskritai uždarbis kažkoks būsimas. Masažas yra menas. Aš esu meno žmogus. Man patinka daryti masažą, nes masažas yra meno šaka. Žibintą mąstymo savo šviesų galingai širdyje uždegti ir patirtį prasmint semiant iš dvasinių jėgų visuotinio šaltinio. Štai vasaros man palikimas, rudens kantrybė ir žiemos viltis. Kad nei viena diena nepraeitų veltui. Linkiu visiems gerų ir šventų kalėdų. Linkiu Šiaulių kolegijos studentam išsilaikyti nuostabiai egzaminus, kad linkiu dėstytojams, kad nepridarytumėt skolų, labai prašom, ir visiems smagių artėjančių švenčių. Puikiai baigti egzaminus, spėti atsigauti po švenčių prieš egzaminus ir dėstytojams kantrybės su studentais. Linkiu visiems gerų atostogų, gerai pailsėti ir toliau kibti į mokslus.